Labą dieną visiems. Aš ir vėl noriu apie moterų grožį pašnekėti. Dabar ką tik buvau labai nefaino, iš tikrųjų labai tokioje procedūroje. Buvau naikintis lazerių antakių permanentą. Va, dabar pas mane iššaudyti antakiai. Žodžiu, esmė yra tokia, kad aš per savo gyvenimėlį dariausi antakius ne kartą ir ne du. Visos moteris eina darytis permanentą, tiesiog būna pastoviai graži antakių forma, pastoviai gražus atspalvis, nereikia jų ten dažyti, nereikia jų piešti formelę, žinai, ten pasiemus liniuotę, kad jie visi abudu identiškai lygus būtų. Tai, žodžiu, labai patogus dalykas ir nieko nekainuoja, ten pas paprastesnės meistrės ten už 100 pem pasidarysi, pas geresnės meistrės 2 pem ir 3 pem gali būti antakiai, bet esmė ta, kad tu gali nusipiešti gražius pastovius antakius. Kur kabliukas? Kai tu daraisi antakius ir jeigu po kažkiek laiko, po kažkiek metų tau jie pasidaro jau kaip ir atrodo, gal neberyškus, gal nebegražus, tai juos eini ir pieši vėl ant naujo, iš naujo ant viršaus ir gaunasi, kas gaunasi. Tai pas mane jie tiesiog su laiku pradėjo, matyti nuo to viso rašalų maišalinės ir pilkėti ir melinuo tokie, neaiškus pasidarė. Forma kaip ir viskas, gražu, bet atspalvis, tai toks vaizdas, kad, žinai, su senoviniu zekų rašalu zonai kažkas, žinai, ir su tušinuku nupiešė, su tušinuku rašalu. Bet, žodžiu, esmė tokia, kad kitaip nebus, jeigu nori, kad būtų gražus, tvarkingi antakiai ir iš naujo padarytų gerą spalvą, gražią spalvą ir tvarkingą formą. Turi juos išsiimti su lazeriu. Tai va, nueini ir prišaudo su lazeriu. Kosmoso nekainuoja, ten nuo pem iki 100 euriukų. Vieniem prireikia 1 sesijos, kitiem 2-3 sesijų lazeriukų su mėnesio tarpu. Tai va, išsišaudai, tas pigmentas jisai išsivaikšto ir tada iš naujo gali nusipiešti gražius, tvarkingus, fainus antakius. Tai va, aš išsišaudžiau šiandien 2 kartą. 1 kartą prieš mėnesį išsišaudžiau, dabar jau 2 kartą šaudžiau, liko tik tai mano natūralūs antakiukai, tokie biški be formė ir biški be spalviai. Tai sugysiu, susitvarkysiu, tada galėsiu nusipiešti jos iš naujo. Tai va, pasipasakokit, mielos damos, paišotės, paišėtės, kaip esat patenkintos savo antakiais, gal irgi šalinotės lazeriu. Pasidalinkit.